Sveiki visi, su jumis Nardymo centras Diamond ir aš Virginijus. Šiandien tiesiog yra puikia proga parodyti, kaip yra remontuojami kūdrumo kompensavimo sparnai ir ką daryti, jeigu jūs užtiko panašią problemą. Šiandien remontuosim va tokį BCD. Čia yra BCD sparnas, šitą sparną aš naudoju su savo rebrizeriu. Ir man jis, tiesą sakant, pakankamai ilgai jau tarnauja. Ir su šito sparnu aš turėjau keletą problemų iki tol. Tai pirma problema, su kuria aš buvau susidūręs, yra štai vat šita. Aš keletą kartų buvau pradūręs sparną, atsirado skylės, čia vat aš laikau prieš jūs tokią baronką. Tai šita baronka yra vat vidinė sparno puslė. Aš ją keletą kartų mėginau klijuoti, jinai įsiema labai paprastai. Matot, štai vat čia yra užtrauktukas. Užtrauktuką atsegus, nuėmus šitos visus vožtuvus, ją galima išimti arba tiesiog galima gauti prieigą prie jų. Na ir pasitaikius progai, aš nusprendžiau pasikeisti ir dabar instaliavęs naują vidinę pusę. Į šiai dienai pas mane susidėvėjo šitas mazas. Čia matot, yra vat infliatorius tvirtinasi ant tokio, pavadinkime, šarnyrų, jisai sukiojasi, ten yra o-ringai ir yra plasmasinės detalės. Tos plasmasinės detalės susidėvėjo ir man dabar pro čia pradėjo leisti orą. Priedo mato, čia yra pats aukščiausias BCD taškas, taigi kaip tik tai aš atsistoju į vertikalią padėtį, pro čia eina burbulių. Aš mėginau restauruoti šitą mazgą visom prieinamom priemonėm. Tas dalykas veikia kažkurį tai laiką, bet iš esmės atėjo laikas nuodugniai išspręsti šitą klausimą. Kad tą dalyką padaryti, aš tiesiog užsisakiau ir atsisiunčiau naują mazgą. Ir dabar mes kartu šitą mazgą suinstaliuosim. Jeigu matot, jie truputėlį skiriasi. Ir skirtumas yra tame, kad senoj versijoje pas mane čia yra sumontuotas dar vožtuvas. Patraukus už BCD žarnos, šitas vožtuvas atsidaro ir galima išleisti orą. Jo aš niekad nesinaudojau. Na ir aš skaitau, kad man jis nereikalingas. Priedo, kaip minėjau, čia yra aukščiausias BCD taškas ir jeigu kas nors atitiktų su šito mazgu, tai tiesiog aš prarasčiau visą orą iš BCD. Todėl aš pasirinkau va tokią jungtį, kuri neturi šito vožtuvo, paprasta ir tuo pačiu labai patikima. Taigi, kad atliks šitą operaciją, mes tiesiog turim demontuoti seną vožtuvą. Demontuojasi jis labai paprastai. Štai mes nuimėm. Nuimant dar iškrito o-ringas. Mato, čia tokie sulūžę žiedai. Aš jūs mėginau visai kaip tvarkyti. Papildomai dėjau dar vat tokią tarpinę, bet kaip minėjau, tai buvo laikinas sprendimas. Kad ant sriegio neliktų kažkokių tai smulkių dalelių, aš pasinaudoju va tokio vat oro putikliu. Viską prapučiam. Aš dabar apžiūrėjau, kaip atrodo vidinė dalis šitos jungties.
vat būtent štai aš laikau naują dalį. Noriu pasakyti, kad sena dalis tikrai visiškai nepatitus. Nėra jokių pažeidimų. Susidėvėjo tik tai vat šitas vidinis mechanizmas. Todėl aš nusprendžiau šitos dalies nekeisti, o uždėsiu infliatorių ant senos dalies. Aš turiu uždėti pačio infliatoriaus žarną ant šitos jungties. Jinai atsisuka irgi labai paprastai. Štai tai yra tokie tvirtinimo elementai. Išardėm, nuėmėm ir kaip matot, rankoje pas mus liko BCD žarna ir tvirtinimai. Šitoje konstrukcijoje naudoja va tokios va tvirtinimus, su jais labai paprasta tvirtinti. Mes atgal uždedam tvirtinimo elementus. Panaudojam truputėlį silikono. Ir užverčiam slėnį. Štai matot, kaip pas mus susifiksavo žarna. Nuostabu. Na ir dabar mes pasiruošę visą infliatorių grąžinti vietą. Irgi truputėlį čia yra O-ringas, truputėlį panaudojam silikoną. Sutepam O-ringą silikoną ir viską įsukam į savo vietą. Pasižiūrėkim, kaip viskas veikia. Na, va štai mūsų BCD atremontuota ir paruošta naujoms nerimams. Ačiū, kad buvot su mumis. Čia buvo Nardymo centras Daina ir iki sekančių.